Labas vakaras, kviečiame žiūrėti krašto naujienas. Šiandien laidoje matysite ir išgirsite. Kėdainiuose apsilankiusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė neapsėjo be politikos. Nors pernai rajone nusikalstamų veikų buvo daugiau, pareigūnams geriau sekėsi jas tirti. Josvainiuose atidaryta moterų aktų paroda pabrėžia, kad svarbu ne išorinis grožis. Rajono mokinių futbolo 5x5 varžybose nugalėjo Josvainių gimnazistai. Sužinosite, kuri Sodros elektroninė paslauga yra populiariausia. Šiandien Kėdainių ligoninėje ir Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre apsilankiusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė gyrė atnaujintus skyrius ir sudarė galimybę pasireklamuoti visuomenėje mažai pažįstamiems Kėdainių socialdemokratams. Sveikatos apsaugos ministrė, lydima Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės Audronės Rimkevičienės, apžiūrėjo greitosios pagalbos ir kitus skyrius. Su ligoninės struktūra ir skyriais ministrė supažindino ligoninės direktorius Stasys Skauminas. Jis papasakojo apie atliktas rekonstrukcijas, parodė iš ligoninės lėšų pagal ministerijos vykdomas programas ar padedant Kėdainių rajono savivaldybei įsigytą įrangą. Yra galimybė čia ir šiandien susipažinti, kaip yra investuotos lėšos, ko dar trūksta Kėdainiam ir kaip padėti išspręsti problemas. Viena problema tikrai aktuali ir kai tik mes jau kalbėjome su švietimo ir mokslo ministru Pavalkiu, nes vicemerė iškelia šią problemą, kad yra labai norima perkelti kai kuriuos medicinos punktus į mokyklų patalpas. Ministrė kalbėjo apie šiuo metu svarstomą gydytojų ir slaugytojų skaičiaus santykį. Gydytojų ir slaugytojų santykis, kiekvienas gydytojas turėti slaugytojų. Tai pasidžiaugiau tuo, kad Kėdainiai iš tikrųjų yra praktiškai vos ne europinį lygį pasiekę, nes slaugytojų ir gydytojų santykis Lietuvoje šiandien yra vienam gydytojui tenka 1,17 slaugytojų, o Europos Sąjungos vidurkis yra vienam gydytojui 2,3 slaugytojos. Kėdainiuose tai yra labai netoli kitos ribos, vienas gydytojas turi 2 slaugytojas. Rimantė Šalaševičiūtė siūlė slaugytojams suteikti daugiau teisių atlikti procedūras, išrašyti vaistų receptus. Susitikime su gydytojais ir slaugytojomis daug dėmesio skirta slaugytojų darbo užmokesčio klausimams. Ministrė smigtelėjo, kad Kėdainiuose slaugytojų atlyginimai yra vieni iš mažiausių Lietuvoje. Bet nuo šių metų pradžios jie jau didinami 8%, galvojama didinti ir daugiau. Ligoninės direktorius Stasys Skauminas patvirtino, kad nedideli slaugytojų atlyginimai buvo palikti finansiniu sunkmečiu. Kitos ligoninės nuėjo lengviausiu keliu, nemažino atlyginimo, bet atleido darbuotojus. Ir rajone atsirado krūva bedarbių, turiu galvoj, kurios negauna apskritai jokio atlyginimo. Mes kažkada tai dar 9 metais darėm susirinkimus čia ir taip toliau ir nutarėm, kad geriau truputį mažiau gauti atlyginimo, negu, sakykime, paleisti 10 žmonių bedarbių. Ir šiuo atveju dabar jau praėjus 5 metam, kai kas biškai pamiršta šitos dalykus, mes išsaugėm darbo vietas. Nuo šių metų pradžios gydymo įstaigoms 5 centais iki 98 centų padidintas balas, kuris naudojamas apskaičiuojant paslaugų įkainius. Gydymo įstaigos gaus daugiau pinigų, tai suteikia vilties dar kartą didinti slaugytojų atlyginimus. Gydymo įstaigų vadovai ministrė kėlė prasčiausiai atrodančių dar nerenovuotų stomatologijos ir laboratorijos, neurologijos ir greitosios pagalbos skyrių rekonstrukcijos klausimus. Tačiau pažado skirti finansavimą iš ministrės neišgirdo. Tokių variantų įvairių su ministrė liktai pasišnekėjom. Mes, aišku, savo namų darbus paruošim ir parašysim. Ir jeigu ministerija taip kaip bent jau dabar žada padės, tai galbūt pakrutės ir kitas klausimas. Ministrė stebėjosi, kad Kėdainių rajono savivaldybė ligoniniai naujai įrangai įsigyti skiria kasmet 300–400 tūkstančių litų. Tokiomis sumomis savo įstaigas, kurioms priklauso finansavimas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, palaiko reta savivaldybė.
Su sveikatos apsaugos ministre bendravo Kėdainių rajono savivaldybės vadovai. Mes esame nebeingi ir mums rūpi pirmiausiai slaugytojų, gydytojų gaunami atlyginimai ir jiems tikrai reikia skirti ženkliai didesnį finansavimą, todėl kad šiandien mūsų ligoninė pagal gaunamą lėšų kiekį, kaip yra įvertintos paslaugos, padidinti atlyginimo nelabai turėjo galimybės, bet labai džiaugiuosi, kad nuo šių metų jau atlyginimai numatomi didinti. Kitas mums labai svarbus klausimas tai yra medicinos punktų įkėlimas kaimo teritorijoje į mokyklos pastatus. Šiandien mūsų visuomenės sveikatos centras, centro vadovai konkrečiai priešinasi tam, atseit neleidžia normatyvai, kad mokyklose būtų rengiami medicinos punktai. Aš skaitau, kad tai yra nelogiška. Švietimo įstaiga yra ir daugiafunkcinis centras, tačiau jame medicinos punktas gali būti. Ir anksčiau mes ne vieną kartą rengėme medicinos punktus mokykloje. Tai reikia keisti normatyvus arba reikia įstaigų nuostatus keisti. Čia turi susiderinti dvi ministerijos, sveikatos ir švietimo, ir leisti mums normaliai tvarkytis savivaldybėje. Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės vizitas neapsėjo be priešrinkiminių nuotaikų. Socialdemokratams atstovaujančią ministrę visą pusdienį lydėjo ir su sveikatos apsaugos sistema visai nesusijusios vietos politikės. Šalaševičiūtė suteikė galimybę pasireikšti ir pirmuosius žingsnius į politiką žengiančiai socialdemokratų kandidatei, kalbėjusiai finansiniais klausimais, kuriuos paprastai aptarė įstaigų vadovai. Nors pernai rajone nusikalstamų veikų buvo daugiau, pareigūnams gerai sekėsi jas tirti. Vakar Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariate surengtas ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ne tik komisariato darbuotojai, bet ir svečiai iš policijos departamento, apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono savivaldybės, teisėtvarkos institucijų, taip pat seniūnai, bendruomenių atstovai. Susirinkusiesiems pristatyta 2014 metais Kėdainių rajone įvykdytų nusikalstamų veikų statistika. Nusikalstamų veikų užregistruotų mes turime 341 veiką daugiau. Tačiau čia mums nereikėtų nusigąsti dėl tų veikų didesnio registravimo, dėl to, kad iš 13 metų persikėlė 329 nusikalstamos veikos, kurios buvo padarytos, sakykime taip, internete. Tai yra sukčiavimai, panaudojant svetimas mokėjimo korteles, tai yra finansų sistemai nusikaltimai ir kiti pirkimai, tai sudarė epizodų 329. Dėl to ir padidėjo paskaičius. Šiaip jeigu atmetus šitos epizodus, iš esmės nusikalstamų veikų keletų sumažėjo. Rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Dirmeikis pažymėjo, kad sutelkus viešosios ir kriminalinės policijos pajėgas pernai pavyko ištirti rezonansinius plėšimus, kitus sunkius nusikaltimus. Tačiau mūsų rajonas nemažas, nusikalstamų veikų padaroma gana daug, tad darbo policijai netrūksta. Kėdainių rajonas ne tik pats didžiausias Kauno apskrityje, tai vienas iš rajoninių miestų arba rajoninių teritorijų, kur yra Respublikoje pati didžiausia. Tai iš tikrųjų tai logiška, kad ir pačių nusikalstamų veikų yra didesnis skaičius čia įvykdomas. O jeigu kalbėti apie rezultatus, ištyrimą šitų nusikalstamų veikų, mes pirmą kartą istorijoje Kėdainiai turim 61,7% ištirtų visų nusikalstamų veikų. Tai yra istorijoje pas geriausias ir Kauno apskrityje geriausias ištyrimo procentas. Tai turime ko pasidžiaugti. Ar rajono policijos komisariatas sulaukia rajono savivaldybės, seniūnų, visuomenės pagalbos? Tikrai taip. Aš džiaugiuosi, kad praėjusiu metu mūsų toks glaudus bendradarbiavimas buvo. Tiek su miesto, tai yra rajono savivaldybės atstovais, su pono meru, su vicemerė, su administracijos direktoriumi. Mes netgi organizavome tam tikras priemonės nakties ir vakaro metu, kad kartu, kurdami saugią aplinką, pamatytume tam tikras problemas, jas išryškintume ir galbūt rastume sprendimus būtent joms įspręsti. Seniūnijos aktyviai dalyvauja bendruomenės, bendruomenių pirmininkai, kuriant saugią aplinką. Dėl to mes ir įkūrėm daug saugios kaiminystės grupių, gaunam daug informacijos iš visuomenės. Gauname, džiaugiuosi, kad daug pagirimų darbuotojams mūsų policijos komisariato. Kritikos šiek tiek mažiau. Iš pradžių liktai būdavo ir skambučių, ir skundų, ir kritikos. Tai vykdydami būtent šitokią aktyvę veiklą ir kartu prisidedant mūsų socialinėms partneriams, mes tikimės, kad tikrai situacija turėtų pagerėti. O jeigu kažkas atsitinka, tai jūs tikriausiai matėte plėšimai per 10 dienų visi išaiškinti.
Tai tikiuosi, kad ir toliau 15 metais taip seksis dirbti. Į ateitį žvelgianti Gintautą Dirmeikį neramina tai, kad rajono policijos komisariate kasmet mažėja darbuotojų. Patyrę pareigūnai išeina į pensiją, o jų pakeisti nėra kam. Šiuo metu rajone trūksta 19 pareigūnų. Ataskaitinėme policijos darbuotojų susirinkime dalyvavęs rajono meras Rimantas Diliūnas, padėkojęs pareigūnams už atliekamą darbą, 3 pareigūnams – Egidijui Grigaičiui, Laimutei Rudėnienei ir Aušrai Mickevičienei – įteikė padėkos raštus. Josvainiuose atidaryta moterų aktų paroda keičia požiūrį į natūralų moters kūną. Josvainių kultūros centre atidaryta 12 lietuvių moterų aktų paroda Mes – moteris. Ši paroda, pasak jos iniciatorių, yra socialinis projektas, skatinantis kitaip pažvelgti į natūralų kūną. Fotografijose 12 merginų ir moterų apnuoginti kūnai, o šalia jų skausmingos istorijos, pasakojančios moterų išgyvenimus dėl netobulų kūno formų, kančias patirtas susirgus anoreksija, bulimija ar po krūties pašalinimo operacijos. Apie tai, ką žmonės dažniausiai nutyli. Viena šio projekto iniciatorių aktorė, televizijos laidų vedėja Beta Tiškevič-Hasanova pati irgi išdrįso apsinuoginti, tam, kad paskatintų kitas merginas ir moteris nekompleksuoti dėl savo išvaizdos ir nepasiduoti įvairiems stereotipams. Mes jaučiam tą spaudimą kažkodėl atitikti kažkokį grožio standartą, kurį yra labai sunku atitikti ir tai kainuoja labai daug pastangų, tiek finansinių dažnai, fizinių, dažnai net sveikatą savo ir fizinę, ir psichologinę mes suvarom dėl to, kad mes atitiktumėm kažkokį tą būtent standartą. Tai mes norėtumėm apie tai kažkaip kalbėti ir čia matote skirtingų moterų nuotraukas ir šalia yra jų istorijos, o dažnai, ką mes žurnaluose matom, tas nuostabias gražuolės, kurias grimuoja 2 valandas ir dar tada su Photoshopu jie padaro, kad būtų plonesnės šlaunys ar ta nosis kažkiek trumpesnė ir tai tada tampa to standartui, kurį mes lygiuojamės, bet juk tai yra net fiziškai neįmanoma. Tai mes norėjom parodyti tą kitą pusę, tą arčiau tikresnio gyvenimo. Parodos atidaryme dalyvavusi fotografė Neringa Rekašiūtė ragino susirinkusius paauglius atviriau bendrauti, neužsisklęsti savyje ir matyti ne vien žmogaus išvaizdą, bet ir vidinį pasaulį. Šiai minčiai pritarė ir parodą apžiūrėjusios moteris. Paskaičius istorijas, iš tikrųjų supranti, kad gyvenimas laimingas ir nereikia kreipdėmėsi į problemas, kurios tikrai nėra problemos. Tai siūlyčiau žmonėm iš tikrųjų susimastyti, ar reikia stresuoti dėl smulkmenų. Tai ta paroda tikrai tai ir pabrėžia. Nereikia savęs taip kritiškai vertinti, nereikia žiūrėti savo kūno linijas, o prisiminti, kad esame žmonės. Ir ar tu esi apkūnesnė, ar tu esi lieknesnė, tai nėra esmė. Esmė yra žmogiškumas ir tai, kas yra tavo viduje, o ne išorėje. Kaip manote, ar ši paroda pakeis šiandien parodoje dalyvavusių mergaičių požiūrį į save? Iš tiesų bus įdomu padiskutuoti, kuomet susitiksime su mergaitėm pamokose, iš tiesų paklausiu to paties klausimo, ką jos mano. Ir iš tiesų būtų įdomu išgirsti ir jų nuomonę, ką jos apie tai mano, ar iš tiesų kažkiek ši paroda pakeitė jų nuomonę, ar jos lieka prie savo nuomonės. Fotografijų paroda Mes – moteris Josvainių kultūros centre veiks iki sausio 31 dienos. Tęsime laidą. Rajono mokinių 5x5 futbolo varžybose nugalėjo Josvainių gimnazistai. Šiandien Kėdainių sporto centro futbolo manieže vyko rajono mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų vaikinų 5x5 futbolo varžybos. Jose dalyvavo Truskavos, Dotnuvos ir Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinių mokyklų bei Šėtos, Josvainių ir Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijų berniukų komandos. Kiekvienai jų teko sužaisti po 5 rungtynes. 15 varžybų bus, turės vieną su kita sužaisti, tai 6 komandos gan ilgas laiko tarpas, bet žaisime. Reikia visiems įsiaiškinti, kuri komanda atstovaus rajonai. Kasmet tos pačios komandos dalyvauja? Ne tos pačios, pavyzdžiui, šiandien įsijungė Surviliškis, kuris jau dalyvavo merginų ir tarp kitko sėkmingai dalyvavo, dabar jau važiavo ir vaikinai. Tai Surviliškio nebūdavo, Surviliškis tai jau yra naujovė.
Tai yra gražu, gerai, jau labai džiaugiuosi, kad pagaliau jau pernai net nugalėtais tapo Dotnuva įsijungė ir labai aktyviai dalyvauja ir tikrai džiugina savo rezultatais. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad rajono mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų vaikinų 5x5 futbolo varžybose pirmąją vietą iškovojo Josvainių gimnazijos berniukai. Nugalėtojai neslėpė, kad norint laimėti kelialapį į zoninės varžybas, teko pasitreniruoti. Daug treniravomės, nes čia pas mus yra daug lankančių futbolą, tai gerai žaidžiam. Futbolas įdomus sportas? Jo. Ar vaikinai nori dalyvauti tokiose varžybose? Tai žinoma, nes plius ar mokykla gauna taškų, tai visi nori tokiose varžybose dalyvauti, tik ne kiekvienam tai patenka. Pas mus paprasčiausiai mokyklai mokytojai visus žino, kas gerai žaidžia futbolą, tai tos ir ima. Dar pasitreniruojam prieš tos visus ir žaidžiam. O kaip manai, jums garbė, kad atstovaujat savo mokyklai? Tai žinoma, kad garbė. Kaip šiandien sekasi Krakiškiams? Labai gerai. Nepavargot? Pavargom, bet vis tiek gerai. Kaip ruošitės varžyboms? Beveik kiekvieną dieną treniravimas lauke arba salėje ir visokius triukus atlikinėjom. Ar jums svarbu šiandien dalyvauti čia? Taip. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos berniukai rajono mokinių futbolo 5x5 rungtynėse užėmė antrąją vietą. Treti buvo Dotnuviškiai moksleiviai. Jūs žiūrite Krašto naujienas. Dabar sužinosite, kuri Sodros elektroninė paslauga yra populiariausia. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos draudėjams ir gyventojams teikia daug elektroninių paslaugų. Viena populiariausių Sodros elektroninių paslaugų gyventojams – teikti prašymus dėl ligos, motinystės, tėvystės pašalpų skirimo per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS. Pateikus prašymą internetu nebereikia vykti į Sodros skyrių, o nurodytos pašalpos per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų reikalingų pašalpos skirimui gavimo pervedamos į gyventojų nurodytą asmeninę sąskaitą. Per EGAS operatyviai teikiama informacija apie trūkstamus dokumentus, priskaičiuotas bei pervestas pašalpų sumas bei priskaičiuotus mokesčius. Šiuo metu daugiau kaip pusę prašymų skirti ligos pašalpą gyventojai teikia per EGAS sistemą. Interneto svetainėje www.sodra.lt galima rasti detalės instrukcijas, kaip prisijungti prie EGAS sistemos ir kaip pateikti prašymą dėl ligos, motinystės, tėvystės bei motinystės, tėvystės pašalpų skirimo. Sodros informacijos centro konsultantai paskambinus trumpuoju numeriu 1883, taip pat detaliai paaiškins, kaip teikiami prašymai per šią sistemą. Po Krašto naujienų jūsų laukia kalbos rėtis. Šį kartą Rūta ir Akvilė surengė žuvies patiekalų vakarėlį. Ant griliaus, barbekiu ar kepsninėje laidelės autorės keps lašišos steiką ar lašišos kepsnį. Painu, kviečiame žiūrėti ir išsiaiškinti. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Gero jums savaitgalio, sudie.